Panevėžio Vyturio vidurinę mokyklą ir ruošiasi Šiaulių Didžvario gimnaziją. Norime pristatyti Panevėžio Vyturio vidurinės mokyklos viziją, kaip panaudotume skaitytuvus savo mokykloje per ateinančius jau metus nuo pat rugsėjo mėnesio. Mes numatėme tikslinę grupę, tai yra 5-8 klasės. Mūsų mokykla yra auginanti vyresniuosius vaikus. Mes po metų tapsime iki 8 klasių mokykla. Todėl numatome tikslinę grupę 5-8 klasės. Apsibrėžėme sritis, kuriuose galėtume naudoti skaitytuvus. Tai dalyko pamokos, integruotos, laisvos pamokos ir įvairi kūrybinė veikla, kuri pasireikštų per neformalų ugdymą ir projektinę veiklą. Pirmiausia, elektroninė knyga klasėje, kur padarytume patį didžiausią pokytį mokykloje ir pamokoje. Tai būtų priemonė individualizuoti ir diferencijuoti mokymasi. Galėtume parengti skirtingus testus mokiniams pagal jų gebėjimus, pagal jų mokymosi stilius, tempą ir užduotis. Mokiniai galėtų atlikti užduotis, kurių nespėja namuose, jas persisiųsti. Taip pat galėtų testuoti save, įsivertinti ir siųsti mokytojai savo rezultatus. Nors turime vieną mokinį, kuris nemato ir kuriam kiekvienoje pamokoje reikia peršviesti tekstus ir jis labai peršviestus sunkiai skaito, bet vis tiek galvojame, kad tai mums yra labai svarbu padėti tam mokiniui. Tai čia būtų elektroninė knyga klasėje. Nuo rugsėjo mėnesio mes suplanavome mokykloje labai daug naujovių. Kaip dabar iki šiol vyko mūsų mokykloje ir tikriausiai jūsų mokyklose. Visas papildomas ugdymas po pamokų, visi būreliai po pamokų. Projektinė veikla jau daugiau kaip 10 metų, mūsų kiekvienas 5-8 klasės mokinys turi vieną savaitinę pamoką. Jis pradeda dirbti veiklą, kūrybinę, praktinę ir pamoka labai greitai pasibaigia, 45 minutės, tik įsijauti į darbą ir baigta. Nuo kitų metų mes skelbėme ilgąją pertrauką kitaip. Mokysimės 4 pamokas iš ryto, po to bus 1,5 valandos ilgoji pertrauka, per kurią vyks įvairiausios veiklos. Viena diena savaitėje bus projektinėms grupėms. Projektinės grupės susiburs į projektus, kuriuos jie patys siūlys mokslo metų pabaigoje. Mišrios grupės apie 20 projektų. Ir jie išeis į kitas erdves. Išeis iš mokyklos, keisis mokyklos erdvės, viskas bus perorganizuojama. Kitos dienos bus kūrybinės grupės, kurios taip pat dirbs kitose erdvėse mokyklose arba eis iš mokyklos, turėdami 1,5 valandos ir mokysimės įvairiausių dalykų. Mergaitės galbūt kirpyklose pintis kaseles ir tai bus jų dalis technologijos dalykų, eis į gyvūnų globos centrus ir tai bus dalis gamtos dalykų, eis į kavines, restoranus, kur dirba jų tėvai, mokysis serviravimo dalykų ir jie ne tik gilins dalyko žinias, bet gilins įvairiausias kompetencijas. Taip mes išplėsime erdves, laiką ir veiklas. Bet kad galėtume išeiti kitas erdves, mums reikia skaitytuvų. Mes išėję turėsime ir išsinešti informaciją, ir rašyti, ir siųsti informaciją savo kitiems draugams, kurie dirba toje kūrybinėje ar projektinėje grupėje, ir mokytojai, ir filmuoti, ir įvairiausius kitus darbus daryti. Mes turime idėją laisvoms pamokoms. Jos ir dabar vyksta taip, kaip yra čia parašyta. Jeigu yra laisva pamoka ir mokytojai sujungia pamoką, tai efektyviai negali dirbti nei mokytojas, nei 2 klasės kartu ir jūs tai žinote. Mūsų mokykloje yra truputį kitaip. Kai yra laisva pamoka, vaikai šios metus jau eina tiesiai į skaityklą, išsirenka grožinę knygą ir ją skaito. Gale pamokos knygos yra aptariamos, argumentuojama, kas patiko, kas nepatiko ir kodėl. Skaitomumas labai išaugo. Bet mes galvojam, kad čia yra visiškai kitos galimybės. Per grožinę literatūrą mes galime ugdyti teksto suvokimo gebėjimus. Bet skaitydami skirtingas knygas mes negalime
aptarti tų pačių skaitimo strategijų. Kadangi tų skaitimo strategijų įvairių yra, mes skaitydami tuos pačius tekstus galėtume jas įvairias išbandyti. Ir vėliau vaikai galėtų pritaikyti tas skaitimo strategijas, kurios tinka tik tai jam. Bet tam mums reikia tų pačių tekstų, o skaitytuvai leistų mums skaityti tuos pačius grožinės literatūros tekstus ir juos aptarti. Kas čia būtų gerai? Čia būtų gerai, kad kiekvienas vaikas pagilinęs teksto suvokimo gebėjimą geriau mokytųsi ir istorijos, ir biologijos, ir lietuvių, ir visų kitų dalykų. Kodėl mes kūrėme šitą viziją? Dėl vienos priežasties, kad mūsų vaikai būtų laimingesni ir kad jiems būtų gera ir įdomu mokykloje. Ačiū. Ačiū Panevėžio Vyturio viduriniai mokyklai.